Sveiki įsijungę kruviną kadrą, kur mes skaičiuojame mirtis įvykusias filmuose. Ir šiandien mes skaičiuosime mirtis filme Auklė – Žudikų karalienė. Filmo veiksmas vyksta praėjus 2 metam po pirmojo įvykių, kur satanistų kultas bandė nužudyti Kolą. Dėl patirtos traumos jis sapnuoja košmarus. Aplinkiniai mano, kad Kolas viską išsigalvoja. Tėvai juo taipogi netiki ir įkalbina jį gerti tabletes bei nori siųsti jį į psichiatrinę instituciją. Melody irgi dėl kažkokių priežasčių apsimeta, kad nežino apie ką Kolas kalba, nors ji kartu su Kolu žaidė slėpynės nuo Bee. Melody, kągi tu slepi? Taip pat filmas pristato naują veikėją Phoebe, kuri yra atvykusi iš nepilnamečių pataisos namų. Ji elgiasi kaip kieta šalta cinikė. Scenoje, kurioje vyksta jos pristatymas klasei, ji pradeda rėkti iš visos gerklės. Po pristatymo, jai atsisėdus į suolą, mokytojas ją pavadina "Tu išprotėjusi kaliausi". Vienas pastebėjimas apie šį filmą. Beveik visiškai visi veikėjai skaldo juokelius, lyg būtų iš humoro klubo pabėgę. Bet ko daugiau tikėtis iš siaubo komedijos. O dabar pereikim prie mirčių skaičiavimo. Kol Melody apkalbinėja Phoebe, jis savo spintelėje randa šiurpų pliušinį kiškį su prisegtu raktu. Kažin kaip ten jis atsirado. Taip pat šioje scenoje pamatome flashbacką iš Phoebės praeities, kuriame tik parodomas raktas įkištas į automobilio spynelę. Melody pakviečia Kolą į vakarėlį ir po pamokos jis turi raudonos ir mėlynos tabletės pasirinkimo situaciją. Būti išsiųstam į psichiatrinę arba išlėkti patūsinti. Kolas pasirenka būti vakarėlių siela, iškeliaudamas su Melody ir jos draugais. Į vakarėlį taip pat atvyksta Phoebe pavežėta dėdės fūristo, kadangi ji per kieta vakarėliams nukeliauja savo reikalais. Kolas, norėdamas pritapti, išmeta vaistus į ežerą. Netrukus jie išplaukia vakarėliauti su laivu. Vakarėlio metu jie žaidžia paaugliškus kortų žaidimus, kurio metu Melody su Kolu spintoje pasibučiuoja. Bet jos draugai erzinančių būdų pradeda domėtis Kolo traumą. Ji, begindama Melody, prasitarė apie satanistinę knygą. Kolas nebuvo minėjęs šitos detalės, todėl užduoda jai daugiau klausimų. Melody atsako, kad knygoje ji pasirašiusi savo vardą. Ir po tų žodžių 28 filmo minutę ji persmėgia Boom gerklę su kabliu. Pasirodo, Melody priklauso tam pačiam satanistiniam kultui kaip ir Bee. Iš vien su ja dirba Diego ir Jimmys. Netrukus iš niekur nieko į vakarėlį prisistato Maksas ir Jonas ir Allison ir Sonia su sausainiais. Pasirodo, visi jie gyvi. Jie paaiškina jam, kad atkeliavo čia iš pragaro ir turi užbaigti ritualą iki aušros, kad liktų gyvi. Į vakarėlį pasiskolinti degalų užklysta Phoebe ir pamačiusi negyvą Boom, apsisuka ir tepa slides. Kolas meta kablį į Allison ir neša kailį, nusileisdamas čiuožyklą tiesiai ant Phoebės vandens motociklo. Tačiau Maksas harpūnu iššauna tiesiai į motociklo baką. Kolui su Phoebe pavyksta pabėgti, bet iš pažeisto bako nusitiesia degalų takas, kurį padega Melody ir dabar jie jau žino, kur jų ieškoti. Pasibaigus degalams, Kolas su Phoebe prisišvartuoja pakrantėje. Phoebe atsiskiria nuo Kolo, turėdama svarbesnių reikalų. Jis suranda įtartiną stovyklautoją Lerojų. Phoebe paklausia, ar jis gali duoti jai degalų, bet Lerojus pradeda grūminti Phoebe. Jos laimiai tarp jų įsiterpia Kolas ir pasidalinę savo nuomonę apie geriausius užkandžius prie laužo, išgelbėja ją nuo grūmerio surištų batų pagalba. Jie pavogia grūmerio automobilį ir iš niekur nieko pasirodo Sonia su liepsnosvaidžiu. Taip 40 filmo minutę sudegindama grūmerį. Kolas pervažiuoja Soniją 3 kartus su automobiliu ir prispaudus ją prie olos, nuslydusi banglentė atskiria jos galvą nuo kūno. Automobilis užstringa ir Kolas su Phoebe tęsia kelionę pėsčiomis. Tačiau juos suranda Allison ir pradeda šaudyti aplinkoje esančius gyvūnus. Be šaudant, atšokę šoviniais parskrenda jai atgal į krūtinę. Gavę progą, Kolas su Phoebe bando pabėgti ir įlenda tarp uolų. Allison nuskuba paskui, bet šokdama pas juos užstringa. Kolas su Phoebe norėdami padėti Allison 50 filmo minutę atskiria jos kūną nuo galvos, traukdami ją žemyn. Iškart prisistato medkirtys Maksas ir juos užpuola. Kolas spiria Maksui į kiaušinius ir jie pabėga. Jie suranda užrakintą motorinę valtį, bet iškart prisistato jos savininkas. Ką čia dirbat, maži valkatos? Kolas ir Phoebe bando įkalbėti jį, jiems padėti, bet 52 filmo minutę Maksas
Maksas iškerta valties savininką. Maksas pamatęs valties pavadinimą duoda Kolui kodo užuominą, dainuodamas Tommy Tuton dainą Jenny. Kolas suvedęs skaičius dainuojamus dainoje atrakina valtį ir jie neša valtis su motorinė valtimi. Maksas užšoka ant prie valties pririštos padangos. Jis pasivaržo su valtimi virvės traukime. Maksas patenka į valtį, bet Phoebe jam į veidą pripurškia purškiamų siūlų. Kadangi jie degusi uždega siūlus ir Maksas užsiliepsnoja, jis nukrenta į vandenį ir įsivyniojęs į virvę paneria po valtimi. Tai 55 filmų minutę Maksui variklio sraigtas supjausto veidą. Kažkokiu būdu visą tai matęs Jonas pradeda myžti į batą. Diego su Jimiu persigalvoja ir nebenori būti kultistai. Jie nusprendžia keliauti namo žaisti CS2. Todėl 57 filmų minutę iš niekur nieko velnės juos susprogdina vieną po kito. Melody sugalvoja paskambinti Kolo tėvukui ir primeluoja jam, kad jo sūnui prasidėjo psicho epizodas. Kolo ir Melody tėvukai tuo metu putė Zazą žaisdami su Vieru. Pridaužę tėvai išskubėjo gelbėti Kolą. Tuo tarpu Kolas pradeda girtis, koks jis moksliukas ir kaip gerai moka orientuotis pagal žvaigždės. Šioje scenoje jis ir Phoebe dar labiau užmezga ryšį. Čia flashbacko metu parodomi dar keli kadrai iš Phoebės praeities. Jie atvyksta į nuošalę trobelę, kurioje Phoebe leisdavo savo vaikystę. Jų planas pasislėpus ten išbūti iki aušros. Namų rūsyje Phoebe papasakojo Kolui apie spintelėje rastą kiškį. Ant prie jo prisegto rakto buvo parašyta: tai baigsis šiandien. Jie aptari romantišką momentą, kuriame jie pasibučiuoja. Ir keisto montažo metu atskleidžiama, kad šioje scenoje Kolas praranda nekaltybę. Iš karto po to Phoebe pasipasakoja Kolui jaučianti kaltę dėl savo tėvų mirties. Būdama maža, ji paliko kiškį trobelėje ir paprašė auklės nuvažiuoti su ja jo paimti. Bet prieš link namų grįžinėjo jos tėvai su kiškiu rankoje. Abu automobiliai susiduria ir nusiverčia nuo kalvos. Šio įvykio metu Phoebės tėvai miršta. Atvažiavus tėvams, Melody apsimeta išsigandusi dėl Kolo ir nukreipia jo tėvuką į trobelę. Kolas išgirdęs atvykusį tėvelį nusprendžia apsiginkluoti Phoebės tėvo ginklais, paslėptais rūsyje. Išlindęs Kolas iššauna arbaletu į Džoną, bet nepataiko. Džonas pasigriebė virš židinio kabantį kardą ir netyčia nupjauna virvę, laikančią iš ragų pagamintą šviestuvą. Šviestuvas užkrenta ant Džono ir perduria jį ragai. Phoebe meta mačetę į Melody ir jie su Kolu pabėga. Juos nusiveja Kolo tėvukas. Melody susikivirčija su savo tėvuku. Mačetės pagalba nupjauna jam rankas ir jį perduria. Kolas liepia Phoebei bėgti ir pasislėpus sulaukti aušros. Jei pabėgus, Kolo tėvas suleidžia jam raminamųjų. Bebėgančią Phoebe pasigauna Melody ir jo susikauna Street Fighter stiliaus kovoje. Phoebės gyvybės baigėsi ir ji pralaimi. Melody ją nugabena į kulto apeigų vietą ir pririša ją prie rąsto. Kolas atsikelia degalinėje nuo signalizacijos garso. Persėdęs prie vairo nuskuba surasti Melody. Kad įsitikintų Phoebės saugumu, jis paskambina jai į plytafoną. Bet plytafoną pakelia Melody. Jei nenori, kad tavo čikita mirtų, neš batonus čia. Į apeigų vietą atvykęs Kolas patogiai įsitaiso soste. Ir netrukus iš vandens išneria Bee. Ją iškart atpažįsta Phoebe. Bee buvo automobilį vairavusi auklė, kuri manyta mirusi avarijos metu. Bee išgyveno po sandėrio su šeitonu, kuris išgelbėjo Phoebės gyvybę. Melody ištraukia kraują iš kaulo ir staiga prisikelia visi prieš tai mirę kultistai. Melody, būdama barmenė, suplaka kraujo kokteilį. Visi kulto nariai atsigeria iš kraujo taurės. Prieš pradėdama gerti kraują, Bee pastebi, kad kažkas ne taip. Bekylant saulei, kultistai pradeda vemti krauju. Bee supranta, kad Kolas jau nebe nekaltas berniukas. Iš lėto mirštant kultistams, Maksas pagiria Kaulą. Seneliumbai, maladėt, aš net nepykstu. Apsinuodė kultistai, tarp jų ir Melody miršta sprogdami. Praėjus filmo 1 valandai ir 27 minutėm. Bee atriša Phoebe. Atskleidžiama, kad Bee buvo viską suplanavusi. Nuo kiškio spintelėje iki Melody prikalbėjimo prisijungti prie kulto dėl bilijono sekėjų. Visi 3 filmų veikėjai draugiškai apsikabina atsisveikindami. Bee miršta išnykdama žemių viesulė. Kolo tėvukas beveik viską stebėjęs supranta, kad Kolas niekada nemelavo. Kolas, norėdamas pasirodyti prieš tėtuką, įstringai pabučiuoja Phoebe. Pabaiga. Beveik pabaiga. Į mokyklą grįžęs Kolas pasigiria mokyklos seseliai, kad gavo įmerkt ir jie apsikabina. Taip pat praėjus titram parodoma užuomina
užuominą į sekančią filmo dalį. Pabaiga. Pereikime prie apibendrinimo. Filme mirė 18 žmonių, iš kurių 8 moterys ir 10 vyrų. Filmo trukmė 101 minutė. Vidutiniškai viena mirtis kas 5,61 minutės. Deimantinio durklo apdovanojimas keliauja Melody tėvukui, kadangi jis buvo ketvirčiuotas savo pačio dukros. Surūdėjusio kirvių apdovanojimas skiriu Diego ir Jimio mirčiai, nes jie tiesiog sprogo. Jei pažiūrėjote iki galo, paspauskit like ir prenumeruokite. O aš jums tariu iki